Tai sveiki, turim dieną įspūdingą, fantastišką dienytę. Ką, namus užrakinau, pradedam švęst gimtadienį, varom į ralį, varom į Gedo gimtadienį ir pasižiūrėsim, kaip čia 3 šventės vienu metu įvyks. Kaip sklandžiai, kaip ko, atrodo biškį jauduliukai yra, bet viskas gerai. Tai turim gražią šiandien bent jau dieną, wow, įspūdinga, varom. Iš serviso greitai išlėkėm ir pamiršau net pafilmuoti. Tai mašiniukai jau buvo pakrauti, šiandien krauti nereikėjo, va žmona jau lėkė su vėjeliu. Majaujam visiems, tai va. Soliarkas prisipylėm, žvakės pašildytas, lyg ir atrodo viskas sklandžiai. Varom per Uteną į Rakiškį. Atvažiavom į administracinę komisiją ir čia, žinoma, su tokiom aprangom, kai atvarai, tai nustebimų daug, šypsenos visiems veide. Galite pasižiūrėti dėl kokių trofėjų kovos lenktynininkai. O mes būsim 0-4. Tai mes į trofėjus nepretenduojam. Tai va, einam nusifotografuoti ir varom toliau. Ralis vyksta, nieks nepyksta. Tęsim susirašinėjimo darbus ir kuo ypatinga yra važiuoti žiemą, tai galite pasižiūrėti kelias ir nieko nesimato, balta ir labai yra sunku pagauti orientyrus, labai sunku pagauti, ar čia jau pusnis, ar jau kelkraštis, ar kas po pusnim, pavyzdžiui, kai vasarą tai matai žvyras ir žalia žolė, krūmai, akmuo, tikrai 100 kartų daugiau visko matai, o žiemą nieko nematai, balta ir nors tu ką, ir nežinai, ar čia biškį leista ratą į pusnį, ar jinai jau gili, ar dar negili, ar tik gali glaustis, ar jau įtrauks ir apsuks, tai wow, ir dar plius naktį, nu tai žiemą reikia visai kita, nežinau, visai kitas važiavimas ir viską reikia daryti kitaip, bet mes čia atvarėm linksmintis, tai manau, tą ir padarysim ir einam rašytis toliau. Nu ką, persirengiam truputį į neralinį kombinzoną, neralinį kostiumą ir pašvenčiam, juk šiandien gimtadienis. Šiandien ir Gedo 50 jubiliejus, 50 štai čia, koncertas užsakytas, gyva muzika. Galėčiau ir pats padainuoti, bet kam yra dainininkai. Iš vaikystės sugrįžta ir tada čia namai tau girti ir iš jūsų tai pati. Iš vaikystės sugrįžta ir tada ką gyvenime prisimint. Čia truputį tyliau. Tai bus ką prisimint, faina, iš tikrųjų dar nei kart nevažiavau ralio ir baliaus kartu, bet kai gimtadieniai vyksta per ralį, ačiū Jūriau, ačiū Gedai už tokias dovanas, kaip aš sakau, gimtadienis mano tai šiandien, tai kodėl nepašventas. Tai va, nu iš tikrųjų 39 gimtadienis smagus ir bus ką prisimint. Varom šias toliau. Išėjau, kad ramiau įrašyt. Dabar prasideda grupės Čilino. Ir ten Stano, Rudokas, Japoliškis ir manau pristatinėti jų nereikia.
gaila tiems, kurie su ja. Ar jūs su mumis? Tai saldaus gyvenimo kąsnis. Saldusis gyvenimas po 50 metų prasidėjo. Valgykim tortą, džiaugimės ir švęskime gyvenimą. Sveiki, sveiki. Dar karšta, nes tik iš automobilio išlipau. Vakaras baliavojam, o šiandien jau kitam triukšme, vadankratai, duslintuvai, birbė visi, šildosi. Tai va, šiandien pradėsim ralį. Viskas liuks, esam geroj nuotaikoj, viskas sklandžiai. Atvykom, 2,5 valandos reikėjo važiuoti, atvykom va anksčiau, turim laiko pafilmuoti, einam ruoštis, dedam kameras į mašinas ir dirbsim savo darbą. Žmona sako, darom fotkę ir varom. Tai darom fotkę, varom kamum ratus, slėgius sutikrina ir mes jau varom pabiškį apšilinėt ir link greičio ruožo. Iki greito. Majokit mum. Myliu, bum-bum. Šai kad mylė, ne? Kad ne bum-bum gali būti. Praeitą savaitgalį tiek visko buvo daug ir šalta ir gazavom, tada baigėsi jau vėlai ralis ir greit krovėmės, varėm namo. Tai vlogo pabaigai tada ralis buvo nuostabus, oras fantastinis, gal biškį šaltuko daugoka, bet neužšalom ir tuo džiaugiamėms. Ir va, ir šį savaitgalį mes jau vėl gazuojam, va. Ignacio važiuoja pusnis stumdės kažkur. Tai vėl šiandien atvarėm 5 mašinom į Molėtų trasą ir vėl šeštadienis ir vėl gazuojam. Tai va, tai džiaugiamėm žiema. Ačiū, kad žiūrėjot šitą vlogiuką. Ačiū, kas palaikėt ir ačiū, kad žiūrėsit ir kitą, jeigu kas žiūrėsit. Tai va. Ir ką, gražios dienos visiems.